Sveiki gyvi! Visą savaitę žadėjau jums pusvalandį informacijos apie technologijas, kompiuterinius žaidimus ir įdomias interneto svetainės. Na ir bandysiu šį pažadą ištesėti, nes čia pradedame laidą NKTV. Mano vardas yra Ernestas, pavardė Janušas, būsiu su jumis visą šį pusvalandį, o jo metu matysite štai ką. Pademonstruosiu jums, kaip pamatyti žymiausių pasaulyje paveikslų muziejuose neįžiūrimas detalės. 6 metų po nuotrauką kasdien. Štai rezultatas. Sudalyvausime greitojo teksto rinkimo turnyre ir pagrosime YouTube'iniu pianinu. Savo rankomis vienysite feodalinę Japoniją. Taip, žaisime žaidimą Total War. Šaudyklė, kurios veiksmas vyksta keistoje, plaukiojančioje arkoje. Šiandien rinkoje kompanija ViewSonic kiekvieną mėnesį parduoda maždaug 60 000 vienetų savo planšetinio kompiuterio vienetų. Tai yra 7 colių planšetė pavadinta ViewPad 7. Įdomiausia, kad pagrindiniai jos pirkėjai – europiečiai. Taip pat pradėta pardavinėti galingesnė 10 colių planšetė ViewPad 10. Ateityje joje bus įdiegta ir Android 3 versija, nors šiandien dar parduodama su Android 2.2. 10 ViewPadas turi NVIDIA Tegra 2 grafinį procesorių, puikiai dekoduojantį aukštos kokybės video, taip pat flash filmukus. Palyginkime ViewPadą su charizmatiškuoju Apple iPad'u. Mums neaišku, kasgi taip traukia šiame ViewPad'e Europos pirkėjus. Gal prakastas obuolys jau nebetenkina krizės ištiktos euro visuomenės? Stambiausios pasaulyje interneto nuotraukų talpyklos Flickr vartotojus ištiko didinė laimė. Netikėtai dingo tūkstančiai jų ten sudėtų nuotraukų. Atstatyti šių nuotraukų neįmanoma. Apie panaikintą savo paskyrą pranešė žinoma šveicarų fotografas Mirko Wilhelm. Pradingo daugiau nei 4000 unikalių jo nuotraukų, kurių nuorodos buvo išdėstytos daugelėje kitų svetainių. Flickr atstovai patvirtino duomenų pašalinimą. Ups, darbuotojo klaida, atsiprašom, sako jie. Taip gali atsitikti kiekvienam iš jūsų, todėl pasinaudosiu bankininkų fraze. Diversifikuokite portfelį. O tai mūsų laidos kalba reikštų: nelaikykite savo duomenų viename diske, USB rakte ar vienoje interneto nuotraukų talpykloje. Turėkite rezervinės kopijas skirtingose vietose. Tikrai dėl to nepasigailėsite. 2 britų mechaninės inžinerijos universiteto studentai sugalvojo paleisti į kelionę oro balionu ne save, o keletą prietaisų. Šie prietaisai tai 2 filmuojančios kameros ir GPS įrenginys. Aleksas Bakeris ir Chrisas Raudas į orą paleido šios prietaisus maždaug 3 valandom, o nukeliauta per tą laiką buvo maždaug 10 mylių. Pažiūrėję video, universiteto dėstytojai liko sužavėti studentų iniciatyva. Kylant vis tamsėja dangus, retėja atmosfera, ryškėja žemės išgaubtumas. Pakilusi maždaug 10 km aukštį, temperatūra nukrenta iki -50. Geras pavyzdys mums lietuviams, kaip tapti kosminę valstybę. Gerai, šalin juokus, štai projekto skaičiai. Skrydžio laikas 2 valandos 50 minučių. Maksimalus pakilimo aukštis 37 km. Minimali temperatūra -50 laipsnių Celsijaus. Projekto kaina viso labo maždaug 350 svarų. Jei jau prabilome apie kosmosą, pratęskime šią temą. Mobilioji NASA kamera Keplerio teleskopas rado tūkstančius gyventinų kitų pasaulių planetų. Specialistai sako, kad tai tik trupiniai, o kas laukia toliau? Kepleris pamatė 6 Žemės dydžio planetas, besisukančias apie Saulės tipo žvaigždę. Ieškodami panašių į mūsų galaktiką sąlygų, NASA mokslininkai rado daugiau nei 1200 kandidatų. Iš jų 68 Žemės dydžio planetos, 288 šiek tiek didesnės ir daugybė kitų planetų panašių į mūsų Saulės sistemos narius.
Tiesa, visi šie kosminiai reikalai tolokai nuo mūsų, maždaug už 2000 šviesmečių. Bet niekas nėra beviltiška ir pastovu, juk kažkada 640 KB atmintinė kompiuteryje atrodė normalu ir gausu, o 28 kB per sekundę modemo interneto greitis atrodė kosminis. Tad galbūt ir mes susirasime naująją Žemę. Dalis jūsų rubriką tinkle vadina įdomiausia laidos rubrika. Ačiū Jums už tai, mes stengiamės. Kiekvieną savaitę mes patikriname daugiau nei 100 skirtingų interneto svetainių ir atrenkame keletą mūsų galva įdomiausių. Daugumą iš jūsų pasiūlote jūs mūsų Facebooko profilyje. Galite tai daryti, kad ir dabar būsime dėkingi Jums už nuorodą. Gerai, metas pereiti prie šios dienos interneto svetainių ir štai pirmoji. Galbūt apie ją girdėjote, galbūt ir ne. Tai naujas, galingas ir įdomus Google'o produktas. Vadinasi jisai Google Art Project. Čia jūs galite lankytis muziejuose. Daugiau nei 10 muziejų visame pasaulyje. Atrodytų, tai nėra naujiena, nes virtualios galerijos egzistuoja jau, nežinau, metų turbūt 10. Bet iliustruosiu jums. Visų pirma, mes, tarkim, apsilankykime Uffizi galerijoje Florencijos mieste Italijoje. Google'as mums leidžia daryti ką? Mums leidžia vaikščioti koridoriais ir matyti žymiausių pasaulyje autorių darbus. Štai pavyzdžiui, kad ir čia Botticelio Veneros gimimas. Ok, vėlgi, atrodytų nieko naujo, nieko nuostabaus. Dabar aš jūs nukelsiu į kitą galeriją, kuri yra New York'e. Ir iš koridorių keliausiu prie vieno konkretaus paveikslo. Piterio Briugelio derliaus surinkėjai. Ok, nieko aš apie šitą paveikslą nežinau, tikėtina, kad jūs nieko apie jį nežinot, bet ką padarė šiame projekte Google'as. Jis tą paveikslą nufotografavo tokia raiška, kad jūs galite įžiūrėti prie savo kompiuterio namuose tokias paveikslo detalės, kurių jūs nepamatysite fiziškai būdami galerijoje New York'e. Parodysiu, kaip tai veikia. Štai paveikslas, matote. Dabar toje vietoje, kur aš dabar rodau pilite, yra kažkokie žmonės. Pabandykime prie jų priartėti. Taip, einame artyn. Svetainė mums atsiunčia vis naują duomenų porciją, raiška padidėja. Štai, žmonės matome jau didesnius. Ir pagaliau mes pritraukiame vaizdą iki tokio artumo, kad net galime matyti šių žmogučių veidus, kurių iš tiesų nėra, jie nebuvo nutapyti. Praktiškai matome kiekvieną teptuko potėpį. Dabar, kad jūs įsivaizduotumėte dar kartelį, ką mes pasiekėm, grįžkime į pradinį paveikslo vaizdą. Papa, kur tie žmogučiai? Ogi štai šie maži taškai kažkur ten tolumoj žalioj pievoj. Ir tokia milžiniška raiška yra nufotografuoti net keli šimtai paveikslų. Juos galite žiūrėti prie savo kompiuterių. Pabrėžiu, garantuoju, kad to nepamatysite net nuvykę į pačią galeriją ir stovėdami prie šio paveikslo. O čia jau pirmasis mūsų Facebooko bičiulio rekomenduotas puslapis. Mantas Paliukas sako, patikrinkit, kaip greit mokate rinkti simbolius klaviatūra ir ar galite realiuoju laiku susigrumti su priešininkais, nuožmiais priešininkais užsienyje. Na ką, pabandysime? Type Raceris, žaidimas, bandom. Enter a typing race. Puh. Taip, po 7 sekundžių aš turėsiu, mama mia, rinkti šį tekstą. Nu, varom. I laugh at the whole notion. Po paraliais negaliu. Kas čia vyksta? Notion of kabutės Mr. Right. Kabutės užsidaro. And you should do taškas. Taškas sakau. Ai, 2 taškai, taškas. Kodėl? Tarpas. Valio. Here's why. 2 taškis. Tarpas. The. Žodžiu.
aš esu paskutinis. Matote, ekrane mano automobiliukas, kažkodėl Volkswagenas Beetlas. Esmė yra tokia, kad šis žaidimas yra žaidžiamas realiuoju laiku su tokiais pat žmonėmis kaip ir jūs, tik tai galbūt kitose pasaulio dalyse. Jeigu gerai varote, patenkate į rekordų knygą, į lentelę, žodžiu, azartas yra ir tikrai geras būdas mokytis greičiau spausdinti. Netrukus pratęsime naršymą po internetą kartu. Rubrika Tinkle sugrįš čia iš karto po reklamos. Sveiki sugrįžę į laidą NKTV. Štai kiek reikalų mums dar liko šiandien. Toliau naršysime po internetą rubrikoje Tinkle. Nusikelsime į feodalinę 16 amžiaus Japoniją, kur tapsite vieno iš 8 klanų vadu. 2035 metais plaukiojančioje arkoje vietos žmonėms yra mažai. Tiesiog ankšta. Ir ten atsidursite jūs. Pratęskime rubriką Tinkle. Naršykime toliau. Tik prieš tai noriu įspėti, kad visas laidoje matytas nuorodas jūs jau dabar galite surasti mūsų Facebooko profilyje. Adresas facebook.com, pasviras brūkšniukas, laida NKTV. NKTV žiūrovas Mantas Matas Veselis priminė mums vieną svetainę, kurią rodėme prieš keletą metų. Visų pirma, ačiū Matui Veseliui, o visų antra, tai šaunu, kad ši svetainė dar gyva. Joje bičas fotografuoja savo snukutį kiekvieną dieną, absoliučiai kiekvieną dieną. Ir tai jis daro jau 6 metus. Va, aš pabandžiau užkrauti visas jo nuotraukas. Na, visos dar man neužsikrovė, nors jau kurį laiką buvau palikęs kompiuterį. Bet matote, kiekvieną dieną jis yra čia. Tai kiek storesnis, tai kiek plonesnis. Sensta žmogus po truputį akivaizdu. Kas nedingsta, tai juodi paakiai. O tai rodo arba chronišką kepenų ligą, arba chronišką neišsimiegojimą. Čia mano nuomonė, nepretenduoju į tiesą. Dažniausiai jis yra namie, kartais jis yra viešbučiuose, kartais plaukai trumpesni, ilgesni. Jis kažkaip lygiai taip pat liūdnai žiūri į kamerą. Ok, pažiūrėkite į šitą vyruką patys. Beje, labai įdomu, ar jums pavyks užkrauti absoliučiai visas jo nuotraukas viename puslapyje. Brūkštelkite Facebook'e mums apie tai. Tomai Korsakai, laidos žiūrovė, duodu tau 5 už tai, kad atsiuntei mums šią nuorodą. Prisipažinsiu, juokėmės su kolegomis nemažai, kadangi tai yra girto interneto svetainių dizaino simuliatorius. Kas būtų, jeigu svetainę kurtų kiek įpešęs interneto dizaineris? Rodau, kaip tai veikia. Na, nueikime pavyzdžiui į elrytas.lt svetainę ir pabandykim ją alkoholizuoti. Na, okei. Užkrovę svetainę, viskas matoma, viskas suprantama, viskas pažįstama. Na, tarkim, duokime 1 promilę. Jau detalės keičiasi. Atsirado kažkoks kiniškas šriftas, atsirado keistų spalvų antraštėse. Nebe dar kentėti galima. Gerai. Nuo promilės interneto dizaineriui pakelkime girtumo lygį iki 2. Kas čia per velneva? Širdutės, bučiniukai, oje, vaivorykštė, na, labai linksmas šriftas, lorem ipsum dorum, vajei, elrytas.lt, žiūrėkit, kas darosi su jūsų puslapiu, gal jūsų dizaineris priliuobęs kažką padarė. Gerai, kas bus, jeigu dizaineriui prigirdysite 3 promilės ir nedaugdė 7, palieku jūsų nuožiūrai, pažiūrėkite saugiai namuose. Haroldas Kulvietis siūlo patirti iki šiol nepatirtas YouTube'o galimybės. Kokia ta galimybė? Groti. Groti pianinu. YouTube'o filmuke. Aš galvojau, kaip tai yra įmanoma. Žiūrėkit.
spaudžiam play filmukui, o tada spaudžiame skaičius ir grojame. O triukas iš tikrųjų nėra sudėtingas. Mat, kadangi, kai jūs paspaudžiate kokį nors skaičių, kursorius nušoka į vis kitą video vietą, o toje vietoje yra ta nata, kuri pažymėta klaviatūroje. Nėra sudėtinga, ar ne? Bet pasismaginti porą minučių galima. Dar geriau, jeigu paspausite šią vietą Click here for instructions, nukeliausite į kitą analogišką video. Dar smagesnį. O čia yra žmogus būgnų mašina. Pažiūrėkime, kaip veikia šis žmogėnas. Aš spaudysiu mygtukus, jūs klausykit. Va kaip jis moka daryti. Spėjau nežinojote, kad YouTube'as taip gali. Tai tiek smagiųjų interneto svetainių rubrikoje tinkle šiandien. Jeigu kuris nors saitas jums patiko, nuorodą dabar pat rasite mūsų Facebook'o profilyje facebook.com /laida NKTV. Viskas. Ten pat Facebook'e beje palikite ir savo atrastas internete nuorodas. Parodysim per teleką ir padėkosime jums. Gerai, rubrika tinkle baigta, judame toliau. Tai vis tik, daugiau žaidimų ar mažiau žaidimų mums rodyti laidoje? Apsispręskit pagaliau. Susitarkit, gražiai, mūsų Facebook'e, pirmyn, viešai, ant sienos. O kol kas, rodome jums dar kartelį žaidimų tiek pat, kiek ir įprasta. Čia NKTV žaidimų rubrika. Žymioji serija Medal of Honor prasidėjo nuo slaptų operacijų Antrojo pasaulinio karo metais. Praėjusiais metais pasirodęs paskutinis serijos žaidimas tarsi perkrovė seriją. Gal sekdamas Call of Duty pėdomis, jis perkelia mus į modernius laikus. Tiksliau, į invaziją Afganistane. Per pirmas 5 dienas buvo parduota 1,5 milijono žaidimo kopijų. Nedaug palyginus su 7 milijonais Call of Duty Modern Warfare 2. Nupirktų jau pirmąją dieną. Electronic Arts viceprezidentas pasisakė, kad žaidimas netitiko pirkėjų kokybės lūkesčių. Tad ar bus tęsinys? Taip sako kūrėjai. Jie teigia, kad įsiklausė į fanų atsiliepimus ir ruošia kitą Medal of Honor dalį. Mums telieka sekti žinias ir laukti naujienų. Total War yra sena strateginių žaidimų serija. Joje suderinamas ėjimais vykstantis valstybių valdymas su realaus laiko mūšiais. Šie žaidimai jau suteikia galimybę valdyti senosios Japonijos, viduramžių Europos, Romos ir Napoleonų laikų armijas. Naujausioje dalyje, kurie grįžta prie serijos šaknų, Total War Shogun 2 suteiks dar vieną galimybę suvienyti feodalinę Japoniją. Tekančios saulės šalyje ėjo 16 amžius, neseniai baigėsi visą šalį apėmęs Onin karas. Japonijos salos yra išdalintos tarp nesutarinčių feodalinių klanų ir žaidėjų teks tapti vienos iš 8 frakcijų vadu ir suvienyti šalį po savo vėliavą. Žaidimas, kaip visada, susideda iš 2 dalių. Pirmoje žaidėjai matys Japonijos žemėlapį. Ištyrinėtos zonos bus rodomos trimačių vaizdu. Dar nematytos teritorijos atrodys kaip tradicinis pieštas žemėlapis. Šiame režime teks rūpinti savo imperijos statymu. Tai reiškia ir miestų plėtimą, ir vadovavimą armijų kūrimui, ir jų judėjimui. Viskas išskyrus pačius mūšius bus vykdoma šiame strateginėme žemėlapyje. Čia reikia žaisti ėjimais. Atrodo, kad šioje Total War dalyje vienas ėjimas reikš vieną sezoną. Tokia metų kaita atsispindės ir mūšiuose. Rudenį Japonijos mūšio laukose neišvengiamai kris sakurų žiedlapiai. Šiuos mindžioti gaus apie 30 dalinių rūšių, kiek mažiau nei prieš tai buvusiuose žaidimuose. Tačiau kūrėjai teigia, kad tai buvo paaukota vardan taktinio mūšių aiškumo. Kita naujiena – dalinių vėliavos atitiks jų statusą. Jei vėliava sudraskyta į skutus, gero nelauk. Taip pat ruošiamas įgyvendinti pokyčius apgulčių sistemoje. Žadamos 3 rūšių tvirtovės, turinčius po 5 įtvirtinimo lygius. Pasirodys ir jūrų mūšiai. Japonai ir čia originalūs. Dauguma laivų yra varomi irklais ir primena plaukiojančias pilis. Nenuskriausti ir multiplayer režimo fanai. Jie žemėlapiuose gaus pastatus, kurie gali kardinaliai pakeisti mūšio eigą. Be to bus galima pakviesti draugą padėti kampanijoje ir duoti jam valdyti kai kurios dalinius. Patogu, jei tavo draugas, tarkim, geriau valdo kavaleriją nei tu pats. Perkime prie grafikos.
jos tobulėjimas ryškiai matysis mūšiuose. Štai kai kuriems kareiviams atvaizduoti skiriama iki 1000 poligonų. Be to žadama, kad žaidimo variklis gali atvaizduoti apie 56 000 karinių vienetų. Tai yra žymiai daugiau nei Napoleon Total War. Ten teko matyti 10 000. Nakties mūšius pagyvins žaidimo variklio gebėjimą sukurti 200 skirtingų šviesos šaltinių. Tad akivaizdu, kad jums reikės galingos vaizdo plokštės ir stipraus kompiuterio. Total War Shogun 2 jau pasirodė. Galite jį pabandyti patys. Splash Damage tradiciškai dirbo su multiplayer žaidimais. Pirmieji jų darbai buvo statant multiplayer žemėlapius Return to Castle Wolfenstein sagoje. Pirmas tikras jų žaidimas buvo Enemy Territory Quake Wars. Šiais metais jie mums nori pasiūlyti visiškai naują, jokiai serijai nepriklausantį geimą Brink. Veiksmas vyksta tolimaisiais 2035 metais Arkoje. Arka yra milžiniškas plaukiojantis miestas. Jį pastatė kaip eksperimentą, ar gali egzistuoti savaime išsilaikanti ekologišką gyvenvietę. Viskas buvo gerai, kol Arkoje gyveno 5000 mokslininkų ir turčių, bet pasaulinis atšilimas beveik per naktį užliejo gyvenamą žemės vandenį. Todėl dabar po 10 metų Arkoje gyvena apie 50 000 pabėgėlių. Dėl to pradėjo trūkti žaliavų ir gyvenamosios vietos. Visa tai peraugo į konfliktą tarp Arkos apsaugos pajėgų ir pabėgėlių sukilėlių. Žaidėjas galės prisijungti prie abiejų kovojančių pusių. Vieno žaidėjo kampanija paruošta žaisti ir kaip sukilėliui, ir kaip apsauginiui. O keisti savo vaidmenį, tai yra būti arba sukilėliu, arba apsauginiu, galėsite tiesiog tarp misijų. Nereiks perėti viso žaidimo. Net veikėjas ir jo įgūdžiai liks tie patys, tik teks pakeisti kovinius apritus. Tuo tarpu multiplayer žaidime jums misijas galės padėti vykdyti net 7 draugai. Jums teks dirbti su komanda. Ją sudarys 4 klasių specialistai. Kareivis yra geriausias šaulys ir gali dalinti amuniciją. Medikas gali gydyti ir prikelti komandos narius. Inžinierius stato patrankas bei gerina kitų šaudymo galią. Žvalgybininkas yra šio žaidimo šnipas, galintis persirengti priešo komandos nariais ir nulaužti jų pastatytas patrankas. Dar reikėtų pastebėti, kad galėsite sukurti tikrai įdomiai atrodančius karius, jų avatarus. Ir visi šie reikalai yra gražiai vaizdiškai įpakuoti. O patys išbandyti skęstančio pasaulio kovas galite ir jūs, kadangi žaidimas jau prekyboje. Atėjo laikas palinkėti jums gražaus likusio sekmadienio, bet prieš tai porą priminimų. Pirmas, junkitės prie mūsų Facebook'e. Štai yra mūsų Facebook'o grupės adresas. Ten palikite jums patikusias interneto svetainių nuorodas, bei pažiūrėkite tas, kurias rodėme šiandien laidoje. Taip pat žiūrėkite senesnes, galbūt dar nematytas šio sezono NKTV laidas mūsų YouTube kanale. Turbūt visą informaciją tiek norėjau pasakyti. Čia buvo Ernestas Janušas. Susitiksime kitą sekmadienį, o dabar jau iki.